Sveiki visi, Lentagalvio vlogas grįžta, trečias epizodas. Tai šiandienos misija yra Ventės ragas. Temperatūra yra pakritus, rodo 11 laipsnių, bet lauke jau pirštam visokia, tai tikriausiai šiandien jau ir su batukais, ir su pirštinėm, ir su kepurikė. 4,3 mm hidrekas, dar 6,4 yra per anksti. Visų pirma, apie varžybas, kurios šiemet vyko Svencelėje, kurias organizavo pagrinde Knots vandens akademija. Labai didelis ačiū jiems, taip pat labai didelis ačiū ir Svencelės Kitespotui, kad šiemet suorganizavo varžybas. Na, tikriausiai kaip visada 9 kartus iš 10 organizuojamų varžybų vėjas buvo sau-sau, visi naudoja labai didelius kaitus, tai aš pats plaukiau su 13, nes asmeniškai tai 10, 10 ir 15 metrų kaitai yra mano patys nemėgstamiausi dydžiai, todėl aš visą laiką geriau jau arba mažesnį, arba dar didesnį 17 renkos. Bet tą kartą atrodė 13 užteks, bet irgi tai buvo sau-sau. Tai Hebra daugiausiai kas darė kažkokį bigierą su foiliniais kaitais, buvo visai neblogų mūsų šiemet išmokę, bet kadangi aš foilinio kaitų neturėjau, man iš karto ten bordofai daug kas su rotacijom atkrito, nes aš turėjau žymiai didesnį, tiksliau mano varžovai turėjo žymiai didesnę persvarą su tom sąlygom. Simukas tuo tarpu daugiau ėjo ant freestyle, ant huko. Aš tuo tarpu galvojau pasiimsiu 13 ir pralūpinsiu tą 13, kadangi tie nauji kaitai, ypač Brainchildo ar tenais nauji lūliniai kaitai, jie visi lūpina gerai ir galima tiek 12-ukus, 13-ukus lūpint drąsiai. Aišku, jeigu yra pakankamai vėjo, tai stengiausi kažką išsiskirti nuo kitų, padaryti kažką kitko negu kiti ir tada jau žiūrėti, kaip pasiseks, kaip tie teisėjai pažiūrės, kaip pačiam pasiseks išpildyti. Tai pasirinkau dubių lūpą ir tokių sąlygų su 13-uku, ne kažką, bet naujas iš vis mūsas, tik tais į dešinę pusę su kontralūpu šiaip buvau pramokęs, kairę pusę per varžybas buvo pirmas bandymas, pirmas blynas ir kaip matysit, visai neblogai išėjo, kažkas gavos, trečią vietą, visai neblogai. Na, o kas labiausiai man patiko, įspūdį labiausiai paliko, tai buvo funreisas. Pirmą kartą gyvenime funreisą dalyvavau ir užėmiau 2 vietą. Realiai, kai finišavau, galvojau, bus 1 vieta, tikrai. Bet 1 vietą Danielius buvo taip toli atsiplėšęs, kad net nesimatė. Na, o 2-3 vietą, kai paėmiau, tai varžžiausi pagrinde su Vincu. Tai Vincas man kvepavo visas varžybas į nugarą milimetrovkiam, bet sugebėjau, aplenkiau matrasininkus su aiškus Brainchildo kaitais. Jie gan tikrai greiti, galima gerą greitį išvystyti, sutinkamą techniką ir va tiek. Tai dabar kadrai iš varžybų ir šiandieną spoto gidas bus Ventės ragas. Tai kur statyti mašinas, kad nebūtume hamekais, hamutais tame spote, nes ten aplamai šiaip su mašina negalima važiuoti ir čia tik tais iš geros dūšios mumis ten kaiti orus priėma, kad ir gazinam paukščius su tais aitvarais, bet tikrai ten vietiniai darbuotojai super labai geros dūšios, kad mūsų neišvaro, policijos neiškviečia, bet dažnai žmonės, kaip matau, kaiti orai atvaro ir stato mašinas tiesiai prie pat spoto, kur, šiek tiek chamiškai yra. Galima ten užstatyti kelią, patiem darbuotojams nesmagiai yra, tai parodysiu, kur geriau tiksliau statyti mašiną, kad nebūtume tais hamutais. Ir
parodysiu, kur geriausiai yra kelt aitvarą ir pro kur išeiti. Nes mes anksčiau keldavom aitvarus visai kitur, kur būdavo, kad keli aitvarą, ten užbekstolina, kūsi, su kurys užeina, matai jau, kaip tas kaitas jau skrenta tau į švyturį ir tik tai tokia reakcija, jau pasikali, jau tada bet tą minutę, tą sekundę būna sustojęs kvėpavimas, sustojus širdis, tai arba jeigu ten nešdavomės kaitus ant molo, tai dabar yra ten ženklai, kur esu ir pats suplėšęs kaitą netyčia į ženklą įnešęs. Tai parodysiu, kur geriausia, patogiausia, ne taip pavojinga keltis kaitą, kur pasistatyti mašiną. Ir baigėsi visi norai į tualetą bėgioti, nes prieš tai kas 15 minučių pirmyn atgal. Bet visą laiką taip su varžybom pramuša dugną man, nieko naujo, net vakar jaučiau per tą jaudėsi, buvo pramušę visą dieną dugną. Čia nieko, manau, praeisiu, vėjo nedaug, ne piragais, bet vis kažkas. Gerai, nežinau, ar girdėsite, But still, if the guest finishes your videos job, straight down. Well, you got strong knees. Congratulations. Good performance. What is the next heat? I think I'll go. Yeah. Just go tight. Jeigu ir nepraeisiu, džiaugsiuos tom, kad padariau naują trūkio ir jisai vadinas dubilukas. Nepasisekė, sukrešinau 3 kartus. Vieną pasisekė padaryti, o kitas dalykas pasisekė, kad vienam iš dalyvių, man rodos, visus kartus krito. Tai, manau, bus 3 vieta, garbinga 3 vieta. Ką tajus? Susigėdėjai? Gal ir bus podiumas. Sėsi tą habą, ramę galvą dėkštą. Pirmas gyvenime fundraisas ir bus podiumas. Lėkiam baisiai, skutam, startas žiauriai blogas buvo. Kai startavau, visiškas balaganas, vieni užteko, jie šešėlį, neišplaukiu, visi į priekį švarė.
galvoju, ką daryti, tai greitai kitą pusę pasižiūrėjau, balaganą šiaip ne taip per milimetrovkės išvairavau. Švariau ten, kur švarus vėjas, nes švariavimo kada laikiau vaikystėje. Čia svarbiausia lenktynės yra geras startas ir švarus vėjas. Jeigu neturi švaraus vėją, tai realiai plauki lėčiau, labiau pavijui, tai susigaudžiu švarų vėją. Ir kiek žinau, mano žiniomis finišavau antras, Vincas trečias, su Vincu buvo įtin įtruta kova, kaip būna formulė arba kitose motosportuose, kur reikia fotkų finišo. Tai va ten jau jaučiau, jau varom, jau girdžiu, kaip jisai už mane greičiau plaukia ir va ten per tokį atstumą tiesiog laimėjau. Dar pasimaišė vienas kaitas ant finišo, nu bet nieko. Nežinau, gal Danielis. Danielis lygtais, jo. Savo beveik rankom susikibę, du berniukai nabiliukai, buvo vienas kito. Na, o štai trečias berniukas nabiliukas buvo šiek tiek atitrūkęs ir atplaukė pirmas. Ir jis buvo, kas jis buvo, kažkas žino. Danielius! Taip, Danielius! Danielius, savai plaukia prieš tomis durimis, kurios stebino ir jūs. Tai ten, žodžiu, krito, dužo, sprogo. Prizu. Gerai, vitaminai, gerai, visą laiką vitaminai, tiklis gerai. Tai va, chebra, geriau parkuojamas mašinas čia visi, kad nemarozintume, būtume mandagus ir niekada neišvarytų mumis iš čia iš šito spoto, nes ne visada būna vietiniai patenkinti, kai statom tenai mašinas. O nuo čia netiek ir daug toli yra paeiti iki tenais. Ačiū! Aš dar sausas ir nepradėjau sesino ir dabar pradėsiu kaip tikras pro. Okay, day 2 chebra. Okay, day 2 chebra. Šiandien esam Šventoj, nes Venceliai vis dėlto, nes atrodo šiandien tiesiog šiek tiek daugiau vėjo turėtų būti jūroje negu mariose.
Mariuose prie tokios krypties pietvakariai, pietai dažnai net neužpučia. Tai šiandien atvarėm į Šventąją. Šiek tiek yra ir žmonių, kas džiugina, kad nebūsi pats vienas. Ir pakol kas situacija ne kokia, bet šiandien apsirengę žieminę aprangą, tai turėtų būti šiandien žymiai šilčiau. Šiandien jau 6-4 hidrekas, 7 mm batukai ir let's see how it goes.
Čia, chebra, pavargau filmuotis. Trečias, antras pailsėjimas, biškį atsigert elektrolitų. Ir varysiu prasiplaukti jau pats savo malonumui, nebefilmuoti.